Sveiki, mano mylimi žiūrovai. Šiandien pabandysiu pafilmuoti dieną su manimi. Aš sėdžiu mašinai, gal šiek tiek jau mirūžisi čia viską šildau, nes oras žiemingas, prisnigo, dar reikės mašiną valyti, o laiko kaip ir nelabai turiu. Ir dabar dar ką pamiršau pasakyti, kad aš kaip ir gavau nuo vyro dovanų laikiklį. Kai kažkada ilgą kelionę važiavau namo ir laikiau savo telefoną ir skundžiausi, kad kaip nepatogu. Tai va, aš kaip ir gavau ir realiai jo neprisitvirtinau prie mašinos, nes tokių patarimų sulaukiau, kad gali ir užšalti žiemos metu ir paskui bus daugiau problemų negu naudos. Tai va, tai šiandien ir rytoj man yra laisvadienis, aš nedirbu salone ir neturiu klientų namuose, atsiprašau visų, nes reikia ir man pailsėti, turėjau labai darbingą savaitę, labai daug merginų buvo norinčių pasigražinti ir aš esu labai laiminga, kad jos nori, jog aš pagražinčiau jų nagučius, tai va, reikia džiaugtis tuo. Bet šiandien nusimato labai smagi man diena, aš esu labai laiminga ir važiuosiu į susitikimą ir jūs pamatysite, koks tai bus susitikimas. Tai va, ir dabar aš jau realiai jau turiu būti pizzerijoje, užsakiau pizzą. Bet dar teks man pasivalyti visą mašinos langą, tai parodysiu, gal jums kažkiek matysis, va. Reikia visą tai man susitvarkyti ir tada galėsiu judėti. Ką atvykau pasiimti pizzą, viskas gražu, gerai, karšta, dabar norėčiau ją karštą į svečius ir nusivežti. Ir nežinau, kur jūs mėgstate valgyti pizzas, bet aš labai mėgstu Pizza Max gardžiąją pizzą, būtent ją, nes man labai patinka špinatai, mažyčiai pomidoriukai ir man atrodo ten vištienos yra. Tai va, ją ir užsakiau ir tokia pasijaučiau kaip, žinot, zanauda, negražiai išsireikšiu, einu čia per kelią, netinkamai vietoj pasistačiau mašiną ir savo mintyse burbuliuoja, koks oras ir vėl man teko apsirengti savo žieminį paltuką, aš jau jį buvau padėjusi į spintą ir galvojau, kad viskas jau bus pavasaris. Niekur nėra to pavasario, sugrįžo žiema, liūdna, nors iš tikrųjų aš toks žmogus, manęs nelabai veikia tos oro permainos, visur esu pozityvi, bet vat, kažkodėl tokia durna nuotaika užėjo, kad pradėjau mintyse burbuliuoti. Bet turbūt supratote, kaip aš burbuliavau, jeigu aš dabar esu visa išsišiepus ir šypsena lyg ausų. Tai va, dabar galvoju, kaip gaila, kad to laikiklio aš neturiu prisitvirtinus, nežinau, ar aš vairuodama čia Vilniui turėsiu galimybę laikyti toj vienoj rankoje telefoną, o kitoj jau vairą, tai manau, kad nepavyks. Ką dar čia palaukiu, dar kažką norėjau pasakyti. Tai šiandien aš labai nenorėjau keltis, buvau užsistačiu žadintuvą anksti ryte ir vakar labai man skaudėjo pilvą, galvojau, eina savo, jeigu šiandien aš taip blogai jausiuosi, tai kokie čia man svečiai ir kokios geros nuotaikos, bet aš išgėriau arbatos ir kažkaip viskas man gerai. Ir kažkaip atsikėliau, sukaupiau jėgas, viską susiruošiau ir va, čia vėl viskas kalnas daiktų, tarsi išsikraustau iš namų. Ir dar šiandien aš jums nufilmavau tokį mini filmuką, tai va, jaučiuosi, kad ganėtinai darbingai pradėjau savo dieną ir ganėtinai prasmingai, nes tikrai nesinori vien tik bimbinėti ir taip labai paprastai praleisti savo laisvą dieną. Dar stoviu prie sankryžos, muzika čia groja ir saldainių įsidėjau į burną. Žinot, labai norėjau pasinaudoti dar tą progą ir pasveikinti savo krikšto dukrytę, kuri šiandien švenčia 5-metį, nors negimus vasario 16, bet tiesiog šiandien bus jos balius. Tai va, Emilytė, su gimtadieniu tave. Pažiūrėkit, pas ką aš svečiuosi. Pažiūrėkit, kokios žvaigždės čia. Welcome to the crib. Yes. Susipažinkite, kas dar nežinote. Dvi gražuolės yra iš. Gražuolė tai jau pažįsta tikrai, jaučiu, aš būsiu nematyta gal. Kaip nematyta? Greičiau pamatyta. Jau greičiau tikrai matyta. Jo, įdomu
Parašykit Mildos prenumeratorių, kas mane prenumeruoja. Man atrodo visi. Taip, mane irgi. Jūs tai jau tikrai visi, jeigu tam antrą prenumeruoja, jūs tai irgi. Nes mes kaip draugės. Ir mes visą laiką, žinai, vieną pas kitą siuntinėjim. O aš esu Indrė iš Made by Me kanalo. Taip, aš paliksiu savo dėžutėje nuorodų, visus kanalus ir viską jūs pamatysite. Ir vis dar, welcome to my career. ir vis lėkite ir prenumeruokite šias gražias mergaitės. Nu ką, atvažiavau pas jūs, ten dvi gražuolės pliurpė, su katinais užsiėmė, filmuojasi, biškai pafilmavau. Tai va, tai šiandien labai faina diena, nes atvažiavo Indrė iš kanalo Made by Me. Dar žiūrėkit, atvažiavau ir gavau nuo Indrės dovanų, kaip faina, aš nieko neturiu, jaučiuosi nelabai gera, bet kaip malonu, jinai manęs nepamiršo ir štai kokią dovanėlę įdėjo, tai parodysiu, kas čia yra. Pažiūrėkit, žvakytės kokios, kokia graži spalva, kaip mano lūpdažiai šiandien ir kaip mano nagai, va, galėsiu nuotraukas daryti. Labai gražu, rožytės. Ir irgi rūpinasi mano figūra. Milduk, man atrodo, tu jau nuo kažko įkalė prieš Va, prasideda, apkaltina, kad jau Mildukas įkalė. Šiaip Mildukas geria, va, pažiūrėkit, čia Renijus tai man išrašė šiek tiek didesnį puoduką. Išrašiau. Oi, tiksliau pati pasakė. Iš kur jūs išrašė tą patį puoduką, bet Milda pati pasakė. Jo, bet aš Aš nekukli. galvoju, bet tai klausyk, man tai gaila buvo, kodėl tu pasiėmei? Nes aš nekukli, aš labai gert noriu tai pati ir sulčiuosi. Ir sulčiuosi dariau. Ir tortą atiduok. Vaikščiai, Mila, net užspringa. Tai va, mergaitės, pažiūrėkit, kaip Mergaitės. Ir berniukai, nes, pažiūrėk, kai aš sakiau, labas mergaitės, jo, žinok, aš sakiau, labas mergaitės ir kiti labai užpyko, sako, tave ir vaikinai žiūri. Tikrai ir mane, žinokit, žiūri vaikinai, mačiau prenumeruoti. Dieve, kaip mano pirštas čia matosi. Atsiprašau žiūrovai, kad matosi, bet noriu labai visas Bet pagėti. kažkaip apšvietimas čia kaip geras gaunasi. Labai super, va, kaip gražiai. Tik gražuolės. Taip, ir aš norėjau pasidemonstruoti, ką mes valgom. Mes tą pizzą beveik visą jau įraitėm. Beveik jo. Ir važiuokit, kokie torčiukai. Oi, matot? Kiek beliko tų turčiukų? Kiek buvo, nu? Tai- Reikia nufilmuoti, kiek buvo. Tai mes realiai čia ir susitikom pavalgyti. Nu ką, važiuojam namo? Jo. Tai va. Ai, ir dar diskutuojam, ką čia mes toliau veiksim, tai nenoriu išduoti paslapčių. Jūs sekite mūsų 3 kanalus ir sužinosite. Sugrįžkite, nepamirškite ir neišjunkite kanalą. Čia, žinai, Jūs sekite visas 3 Jo, ir yra taisyklė. Nežiūrėkite tik mano ar tik Justės kanalo. Žiūrėkite visų 3. Tai įsijunkite mano, Justės ir Indrės vienu metu. Taip, nes jeigu mūsų visų 3 nežiūrėsit, jos negalite žiūrėti. Jo, va, ir manęs. Būtinai čia tokia sąlyga. Čia tokia sąlyga, jo. Žiūrėt, Mildos, tai... Tai va. Tai laukiam tada mūsų kanaluose jūsų. Taip, labai laukiam ir pratesim, O dabar susitiksim po reklamos. Jo, reklama šiuo metu, nes mes dabar tęsim mūsų skanaus torto valgymą ir gersim ir vėl pliurpsim nesąmonę. O dabar Gentle Day reklama. Susitiksim su juo. Tai va, 2 gražuolės ką tik filmavo, kalbėjo. filmavo su Jo, nefilmuojančia ir kamera. pasirodo ten pauzai pastatyta ir jūs tai sako, tai palauk, dar čia nefilmuoja, bet aš jau kalbu ir filmuoju. Indrutė prisijungi gražuolių būrelį. Sakė 2 gražuolės, tai aš ir neimu. Ne, mums reikia trečios. Mes nekviečiam Indrės, čia mes ir mandagumo pasiūlėm. Koks man skirtumas, kad manęs nekviečia, Va. aš galiu pati ateiti. Į viduriuką. Jo, o mes rimtai čia klūpim, va. Žiūrėkit, rimtai čia mes. Mes prieš net ant kelių, matot, kaip mes jūs mylim visus. Ir mes prieš tai meldėmės Indrė, dabar nebebėra, ką dabar daryti. Dabar tavo video? Dabar čia Tai mes tau dabar. A, jau dabar. Tu gali jau atsistoti. Ai, Au, ne, gal. Milda. Aš dar jūs. Būsiu gera, ačiū, mergaitė. Ačiū, labai mylim. Mes visi irgi. Ačiū, kad mums video kuri, kad mums pasakojai. Kokios jos fainas, pažiūrėkit. Bet tu fainiausia. O Jėzu. Fainiausia, gražiausia. Aš tai žinau. Gražiausia gražuolė iš 3. O Jėzu, viskas vaikit panelės, aš jau raudonuoju. Tai gerai, kad su pudra nesimato. Šiaip tai iš tikrųjų, man atrodo, matosi, o taip visą laiką bus tokios spalvos, kaip numirė. Čia nėra exotic beach koks Jo. nors filtras. Žinau, galbūt ir yra, reikia pasižiūrėti. Indrė kažkokia... Kažkokia neaiški. Nesuprasti, aš jau raudona, tikrai kažkaip. Ar čia taip atrodo? Nu gerai, Skistam nesvarbu. tau nereikia. Gerai. Aš tiesiog, kai numirs, man tai reikia biškai pasiputruoti. Nusytę. Tai va, šiaip tai žinokit, mes čia bandom naują kamerą, jūs tai man paskolins, tai va atrodo... Oi, sorry, aš ką tik tave nustu. Čia
Jos jau muša. Jo, čia mes pradėjom muštis. Jo, tai va, tai žodžiu, mes čia bandom, žiūrim, kaip veikia ir jūs tai veda apmokymus man. Tai va. Apmokymus, kur? Apmokymus vedu, kaip pati nemoku. Bet tu savęs gali nemokėti, bet turi užtikrintai sakyti. Taip, žinok, aš galiu tai padaryti. Taip, jūs tą. Tu privalai galėti, nes aš išvažiuosiu, nemokėsiu naudotis, tai ką tu padarysi. Taip rimtai, jo, aha. Ten, kur kortelę reikia dėti. Taip, kur kortelę įdėti. Kur ten dėjai? Jo, aš nemačiau, kur dėti. Ten apačioj, žinok, ten labai yra nesunku, ten taip gali lengvai suprasti, ten jeigu pasižiūrėsi, tai mokėsi. Nu, supratau, tai va, tai reikia pasižiūrėti ir mes viską mokam. Tai gerai, žiūrovai, iki pasimatymo. Na ką, mergaitės ruošiasi jau filmavimui. Viską susinešėm, štai vėl viskas čia yra sunešta. Dvi pliurbaliukės diskutuoja, Indrė jau pasiruošus užėjimo savo karštą kėdutę. Tai man sakė, Milda leisti kankilimo pasibaloti. Jo, aš čia tokia negera, taip negražiai pasakiau. Jūs tai čia slampinėje kampas iš kampo, o sugalvoja, va. Jau, ir nusėdom, tai klausykit, trūksta tik manęs. Nu tai va, jau yra. O žiūrėkit, jau manęs Kai mes būnam šitam kambarytė, labai daug kas ant kilimo sėdi. Nes nu labai mėgsta, visiems patogu, daug kas labai mėgsta. Tai merginos, atsiprašau, kaip jūsų nuotaikos, kaip jūs jaučiatės? Rimtos nuotaikos. Rimtos nuotaikos. Rimtos, darbingos, iš tikrųjų ruošiamės filmavimui labai rimtai. Taip, galvojam tekstus, iš tikrųjų sužetus. Taip, kaip Indrė minėjo, mes labai rimtai galvojame apie savo YouTube profesiją, todėl mes dabar turim susikaupti. Taip, ir mums dar reikia sukurti 3 skirtingus scenarijus šiam vakarui. Taip, mažiausiai 3. Ir videoklipą nufilmuoti. Taip, ir MTV ten mes dar siūsim savo, nu tai ir žodžiu. Mes šiandien labai nusiteikę dirbti, labai rimtai. Tai žiūrėk, 5 valandas teikiamas. Taip, jau mes šiaip dabar yra jau po 4, tai tikrai. Taip. Bet mes už tai, žinai, ir išsijuokė, mes dabar visiškai rimtos. Juokėmės tai vėl iki nesveikumo, bet tikėkimės, kad kai filmuosim, išliksim ramios, rimtos. Indrė, nesijuok. Ir viskas bus labai gražu ir labai gerai, tad nepabėkite. O dabar reklama. Su manimi. Čia su manimi. Tai va, tai, nustojom juoktis mergaitės. Likite su mumis ir mes sugrįšim. O dabar reklama. Žiūrėkit, koks mano outfit of the day. Matot, kaip aš čia aprengta, pasiruošus. Oi, gal nieko nesimatom, darykim taip, aš tokia madam dabar, aš jau po vonios, matote, makiažas visas nuimtas ir jau tuoj gulsiu į patalus, eisiu ilsėtis, nes rytoj vėl reikės keltis, nežinau, ar labai anksti bus matyti, bet rytoj mes turim vėl reikalų, tai rytoj dar taip pat pafilmuosiu. Sveiki visi, štai aš jau ruošiuosi, atsikėliu, žiūrėkit, ką katukai darosi, oi, nesimato, tai va ruošiamės ir toj važiuosim į studiją, tai va šiandien kai ką darys mano plaukam, tai pažiūrėsim, kaip čia viskas gausi šiandieną. Bet aš vis tiek būsiu gražiausia. Žinokit, mėly žiūrovai, čia šitos dvi negeros mergiotės apskundė mane čia, kaip aš įstę valgiau, kaip aš viską pavogiau iš jos, nežinau. Jūs pagailėkit manęs, negi aš tokia negera. Meldukai, nemeluok prieš kamerą, nemeluok, negražu. Jeigu aš ką nors paimu, tai vadinasi pasiskolinu. O jeigu valgau, tai niekur negražu. Very quick. Can you ask the questions? Sure. Gal dabar 5 cm link manęs. This is like a pre... Ai, dar Mila čia yra? Nusiaubas, ta draugė. Ne padraugė mane. Ne. Kaip Indrė atrodo? Jau pagražėjau? Jau iškart žinau gražu. Gali čia ir baigti. Nu tai gerai. Labai švelnus plaukai atrodo tame. Tai jau aš irgi jaučiu, kad jie tokie malonus, glotnus. Žiūrėk, Indrė, aš vėl
Mes išeisim, aš nežinau kaip čia surakti. Ar aš jūsų nerakinsiu, girdėsit, jeigu kažką sužeis? Čia durų nedarykit, tada jeigu čia netrukdys. Ir pataip jau vadinti. Tai ką, mėlieji žiūrovai, vėl aš sveikinuosi su jumis, bet esu vėl su Juste. Kaip visada? Jo, aš tiesiog, žinokit, nepabaigiau jum filmuoti pabaigos diena su manim filmuko, nes tiesiog grįžau vėlai namo ir nežinau, kodėl aš nepabaigiau, bet jau nesigavau. Taip, ir šiandien mes darysim to filmuko pabaigą. Taip, šiandien mes norim kartu atsisveikinti, nes vėl esam kartu, tai mačiau, kaip aš vežiau Indrę į stotį traukinių, tai Indrė atsisveikino su jumis ir su mumis, ir Justė Justinė, man maišosi jūs viskas, ir atsisveikino, ir dabar... Tu mane sumaišai. Ir dabar mums laikas irgi atsisveikinti, taip? Bet palaukit, kol atsisveikinam, pasigirsiu, kokius man lagus padarė Milda, žiūrėkit. Matai, kokia kraškas. Aš turiu pasigirti, aš ten galiu kitaip jau. Pasigirti. Bet žinokit, dar mes galim papasakot, kaip mes važiavom atgal namo. Jo, su nuotykiais. Kiek buvo streso, žinokit, įvariau į juos. Į eismo juostą, kur negalima važiuoti. Kur raudona plyta. Ir važiuoju ir matau, kad policija priešais. O aš sustojau blondinką ir tipo dairausi. Jūs tai sakau, čia kavinė, gal mes tipo laukiam ko nors. Ir jau noriu tipo apsisukinėti ir jau matau, kai policija eina ir jau man tuk, o aš jau noriu apsisukinėti, tai būtų jau vėjas ir įraitę baudą kaip pabėgimas iš nusikaltimo vietos. Ja, ačiū Dievui, kad mes nepabėgom, ne? Jo, mes nepabėgom, bet šiaip žinokit, pirmą kartą gyvenime mane policija sustabdė ir pirmą kartą gyvenime mane nubaudė. O jūs tai įsivaizduokit, sėdi, mane kalbina, istorijas visokias pasakoja, jau ne į temą su policija, ne? Nu tai, kad bent jau kiek nors tavo dėmesį nutraukti. O aš, o mintys, o kiek baudos išmokės, ką dabar daryti, ieškau internete, kiek bauda, nieko nerandu. Vyrui rašau, tas irgi tenai nežinau, kada tik atrašė ir sėdžiu ir galvoju, mergaitės pabaigė savo kelionę labai laimingai. Ja. Nu tai, matai, mes visą savaitgalį taip džiaugiamės, taip juokiamės, nu tai vis tiek turėjo kažkas, būt netokio laimingo, nu. Tai va, rezimė, bet žinokit, buvaugi gražiais plaukais, po tos jau operacijos mano jau plaukų labai gražios. Ir, jau man policininkas matyti už tos plaukus ir padarė 50% nuolaidą. Aš žinok irgi pagalvo, kad plaukai. Matot, koksai geras yra treatmentas plaukam. Jo, ir aš tai sakau, tai kokią kainą, ir jis sako, aš jau padariau 50% nuolaidą. O aš ir sakau, kaip toliau man baigti manevrą. Jisai sako, tai jūs apsisukinėkit. Nu ir aš apsisukinėjau ir aš jiem pamojavau. Tai va, tai pabuvau tokia irgi, žodžiu, būti, žodžiu, tiesiais, gražiais plaukais yra puikiai į naudą jo, nes kai policija sustabdo, padaro baudą. Nu, bet aš geriau nevairuosiu. Jo, tu geriau nevairuok. Man neduos 50, man duos tik 30. Tai va, tai mes ką, paskui grįžom į studiją, paėmė iš manęs galutinį interviu. Ir aš jau manau, kad tikrai aš ten nebuvau ilgai, nors dar kitą panelę ten darė. Ir išvažiavau namo. Taip ir baigėsi mūsų ta diena su manimi. Tas nuostabus savaitgalis, tai puikiai praleidom laiką. Ir ką? Ir kartosim vėl greitai. Jo, ir va matot, jau neprabėgo daug dienų, o aš jau čia ir dabar vėlus vakaras. Tik tai Indrės trūksta Indrė. Jo, Indrė, aš mačiau Indrė, atsiprašau, tu parašy man į Facebooką, bet aš jau tiesiog, neturėjau kada atrašyti, nes dabar čia mes biški užsiėmėm. Čia labai norėjau užsisakyti maisto nakties ir vėliau kiek čia tų praskambino restoranų ir galiausiai kalbėjo mane likti ir dabar nėra maisto iš restorano, picos kaitinasi. Jo, aš jums nepameluosiu, dabar yra po 11:05, o aš dar pasijusti. Melai, pamiegosi, kai numirsi. Ačiū. O, va taip, va. Tai Indrė, tau linkėjimai atrašysiu, kai grįšiu ir... Palauk, aš irgi tau Indrė turiu atrašyti, Jėzus. Eina savo, kokios mes vakar turbūt ne, mes tai blogiausias. Kaip tu su mumis draugė, klausyk. Jo, Indrė, tau linkėjimai, ir visiems mūsų žiūrovai linkėjimai. Ir jau čia jau tas filmukas diena su manimi tapo toks ilgas, kad
Aš nežinau, trumpinti reikės kažką jau. Karpyti 2 dalis, aš savo karpysiu. Karpyti 2 dalis, tai bus užvengiamus. 2 dalis. Gerai, viskas žiūrovai, mes atsisveikinam su jumis ir linkim gražaus vakaro ar dienos. Iki kitų susitikimų. Ate.